Pirma, nepraeinantis alkio jausmas netgi tada, kai ką tik pakilote nuo stalo, ką tik po to, kai pavalgėte. Jeigu jūs sėdite ant sofos arba gulite ant sofos ir jūs norite atsigerti, tuo metu, kai jūs valgote pakankamai kalorijų, jūs turite pakankamai energijos atsistoti, nueiti, įsipilti vandens ir atsigerti. Tuo metu, kai yra valgoma per mažai kalorijų ir yra tas ryškus energijos trūkumas ir organizmas pradeda save saugoti, tausoti ir stengiasi atjunginėti tas veiklas arba neatlikinėti tų veiklų, kurios galbūt nėra tokios jau būtinos ir jūs liekate ant sofos, jūs neinate atsigerti arba jūs neinate paimti televizoriaus pultelio arba jūs galbūt dar kažko nedarote, jūs pagalvojate ir atsisakote kažkokio veiksmo tam, kad jums nereiktų judėti, bet jeigu jūsų darbas arba veikla yra tokie, kur jums reikia galvoti, priiminėti sprendimus, tada stiprus angliavandenių apribojimas tą protinę galimybę irgi labai smarkiai apriboja. Optimaliai vyro organizmo veiklai, kūno riebalai, poodiniai ir esantys aplink vidaus organus turi sudaryti nuo 8 iki 19% bendros kūno masės ir jūs taip pat nesunkiai galite jas rasti internete. Minimalus suvartojamų kalorijų skaičius moteriai yra 1600 kalorijų. Vyrui minimalus yra 2000 kalorijų. Vidutinis būna apie 2500 kalorijų. Ir tos istorijos, kai aš susirašinėju su vyrais ir juos konsultuoju, kai jie kreipiasi į mane dėl blogos savijautos, būna, kai jie valgo minimalų moteriai skirtą kalorijų skaičių. Jei jums ši informacija, kuria čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, apačioje dalinuosi nuorodą, kur yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.